Kaip sumauti veiklos aptarimo pokalbį? Tam jūs turite puikiai 3 būdus. Pirma, fokusuokitės tik į įvertinimą ir tik į. Antra, išnaudokit progą įsakyti visus per metus susikaupusius dalykus. Ir trečia, aptarimo pokalbis darykit 1 kartą metuose. Taigi, jeigu jūs ateinate į veiklos vertinimo arba veiklos aptarimo pokalbį tik tai su tikslu įvertinti, kaip jaučiasi žmogus, jis jaučiasi teisiamas. Ir greičiausiai toks pokalbis nei jam, nei jo labiau jums nėra malonus. Tai mano kvietimas ateiti į tokį pokalbį su tikslu auginti žmogų. Ir tam aš pasitelkčiau vienos organizacijos nukopijuotą 3S modelį, kuris sako, pirmas S yra apie strengths, kalbėkime apie tai, kur žmogus yra geras, kur yra jo stiprybės. Antras S support, kokios pagalbos jam reikia, kad jis galėtų pasiekti su užsibrėžtus arba mūsų sutartus tikslus. Ir trečia yra success, tai reiškia, kaip mes apsibrėšim sėkmę, kaip mes žinosim, kad mes pasiekėm tą rezultatą, kurio norėjom. Antras, jeigu jūs viską kaupėt ir tikitės, kad per veiklos aptarimo pokalbį arba metinių pokalbį išsakysit viską, ką atsinešėt, jūs rizikuojat. Rizikuojat to, kad neišgirsite, ką sako žmogus. Kaip jis reflektuoja esamą situaciją, kokius matymo arba sprendimo būdus mato jis. Tai mano kvietimas būtų pasinaudoti formulę 70-30. Aiškiai, 70% laiko kalba darbuotojas, 30% laiko kalba žmogus. Nerimaujat, kad kažko nepadengsit, kažkokios temos neužkabinsit? Nebijokit. Svarbiausia yra gerai pasiruošti ir pasiruošti atvirus klausimus, kurių metu jūs susirinksit visą, kas jums yra aktualu. Trečia dalis. Jeigu jūs neketinat keisti rezultato arba nesitikite pokyčių elgsenoj, darykite veiklos aptarimo pokalbius 1 kartą metuose. Tačiau jeigu matot, kad yra erdvės augimui, tobulėjimo arba to paties komandos rezultato ar asmeninio rezultato gerinimui, nepalikit tų metinių tikslų likimo valiai. Susitikit ir kalbėkitės apie juos bent kartą per ketvirtį. Kadangi bus greičiausiai ir smulkesnių temų, ypatingai augimo momente žmogaus, tą reiktų daryti ir per 1-1 pokalbius, kuriuos kaip minimum rekomendacija yra daryti 1 kartą per mėnesį.